patiriamos traumos įprastai yra susijęs su jų aktyvumu nuo mažų vaikų iki mokyklinio amžiaus ir pereinant į paauglystę. Traumų tik daugėja. Dažnai operuojami pacientai yra dėl sporto metu patirtų traumų. Paprastai pažeidžiamas kelio sąnarys, peties sąnarys, taip pat čiurna. Nors klinikoje įprastai gydome pacientus patyrusius sportinės traumas įvairių būrelių ar lankomų sporto šakų metu. Paprastai pažeidimai apima peties sąnarį po žastikaulių išnirimų, taip pat kelio sąnarį dėl įvairių kelio sąnario traumų, tokių kaip menisko plyšimai, kryžminio raiščio plyšimas, kremzlės pažeidimai ir kita. Jaunų žmonių, ypač paauglių, išskirtinumas yra tas, jog paprastai gijimas vyksta tikrai sklandžiai, tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad reabilitacinis periodas yra be galo svarbus, ypač po artroskopinių operacijų, nes geriausi rezultatai yra pasiekiami, kai yra įdedamas didelis darbas paties paciento po atliktos operacijos. Jaunas amžius, žinoma, padeda greitesniam gijimui, tačiau reikalinga laikytis disciplinuoto reabilitacinio režimo po bet kurios artroskopinės operacijos. Paprastai vaikus Nordklinikoje konsultuojame dėl įvairių galūnių traumų, lūžių. Daugiausia pacientų atvyksta dėl sporto metu patirtų traumų, tokių kaip peties išnirimai, taip pat kelio kryžminio raiščio, menisko pažeidimai, kremzlės defektai.